Labą diena iš Kaselį priekabos Agrobond kiemelyje. Šiandien yra antroji parodos Ką pasėsi diena, saulė pliskina, žmonių minios, o aš jums atnešu įdomiausias parodos aktualijas tiesiai iš šios priekabos. Einam pakalbinti žmonių. Pirma diena jau praėjo, kokie įspūdžiai parodos? Na, manau, kad jau mes, kadangi dalyvaujam 24 metus šitoj parodoj, tai įspūdžiai labai panašus. Aišku, šiemet turim tokį ažiotažą prie mūsų naujo 240 arklių traktoriaus. Iš anksto noriu visų atsiprašyti, kurie tikėjosi, kad jau jie iš parodos jį galės įsivaryti ir pavasarinius darbus dirbti. Tai yra šitas traktorius, tai yra tai, kas bus po metų, galbūt po metų laiko. Šiemet 3 mėnesius darysim bandymus, lauko dienas ir jau planuojam, kad galbūt kitais metais kažkur tais antroji pusėje galėtumėm bandyti prekiauti. Tai didžioji traktorių šiais metais dar neprekiaujat. Ką pagrindinė prekė čia pas save laikot? Na, mes paprastai tai visą laiką prekiaujam to pačiu. Tai yra mulčeriai, tai yra būtent Alpax traktoriai, siejamosios. Bet šiaip tai šių metų, 26 metų topas, tai yra traktorius P4110. Tai yra tikrai fantastinis traktorius, mes jį pradėjome reklamuoti metų gale arba pačioj metų pradžiai. Ir tiesiog turėdami vieną traktorių kieme, sulaukėm labai didelį kiekį užsakymų ir šiandieną jau visi tie traktoriai pagaminti, visi jūroje, visi plaukia ir artimiausių metų praktiškai visiems atiduosim. O tai užsakymų sulaukėm arti 20. Girdėjau kuždesiu apie įrankių nuomą. Planuojate kažką nuomot? Taip, kadangi įmonė yra 2 skyriai, vienas technikos pardavimų, kitas atsarginių dalių ir smulkios įvairios technikos, tai šiemet atidarom naują verslo sritį, tai sodo daržo technika ir būtent tą sodo daržo techniką bus galima išsinuomoti. Bet manau, kad plačiau galėtų papasakoti būtent skyriaus vadovas. Taip, planuojame plėsti šią paslaugą. Norime suteikti galimybę ūkininkams ar smulkesniems klientams išbandyti techniką be didelės investicijos. Tai ypač aktualu sezoniniams darbams. Taip, tai sakė, turi Alpax traktorių. Taip, jau 3 metus turiu. Šiemet jis iš viso labai daug darbų padarė. Jisai šienapjovę tempė, daug nušienavau. Labai gerai jisai manevringas yra su mažom šienapjom, mažose pievose. Labai gerai sukinėti su juo, labai manevringas, apsukti, privažiuoti, nupjauti. Ir aišku, jisai dirbo ir kitus įvairius darbus, jisai dirbo ir daug grūdų išvežiau, kur priekaba buvo keliamoji gale 6 tonos, tai išvežė ir apie 100 tonų. Kiek arklio galių? 7,5? Taip, 7,5 arklių galius. Na, jeigu tam tikrus padargus prikabinus, jisai kaip ir patempė, viskas gerai susitvarkai. Sakant, jeigu tu jį pritaikai savo reikmėms, savo poreikiams, jį nelaužai, nedraskai, jisai važiuos. Viskas yra gerai. Sakant, viską reikia su protu daryti. Kaip jau užtenka? Norėtus mažesnio, didesnio? Šiaip norėtųsi didesnio. Va, matau, ten brolis jau ten biški daugiau pavalgę stovi, toks jau stipresnis, norėtųsi jo. Na, aišku, pažiūrėsim, kaip šiemet Dievas, jeigu duos daugiau iš dangaus, vasarą mažiau, tai jeigu su juo eis susitarti, aš manau, gal imsim tą didesnį, macinesnį, kaip sakant. Teko susidurti su problemom, kokiom gedimais? Problemos, nežinau. Problemos, kad per mažai dirbu gal su juo, reikia dar daugiau dirbti. Kaip sakant, reikia kaip palapinį apsigyventi, pasikabinu ir gyventi ten ir dirbti su juo. Nes šiaip sakau, jisai gan patvirus, gan geras traktorius, kaip pagal kainų santykį, sakau, gerai. Į pabaigą keliauja antra Ką pasėsi diena ir iš tikrųjų grįžom ten, nuo ko pradėjom. Vienas populiariausių modelių, tai yra P4110. Klientai ateina, mato, žino ir jau užsakinėja. Šiandien turėjom labai daug mūsų klientų susidomėjusių Osdoken produkciją.
Pirmiausiai atėjo atkreipė dėmesį RC valai, kurie yra šone ir būtent dėl jų specifinės konstrukcijos, o galbūt raudonos spalvos, sulaukėm labai daug dėmesio ir žmonės domėjosi ne tik 6,30 m, tačiau ir 8 arba netgi 9 metrų darbinio pločio. Kieno gamybos ėmasios? Turkija, Ozdoken gamykla, su kuria mes jau dirbame, jau greitai bus 10-metis, kaip ir turbūt su daugeliu mūsų produktų. Realiai mes jas parduodame tokios pilnos komplektacijos, jas net nelabai čia ką pridėsi ir išimsi. Standartai gali gauti vėžių purentuvus tiesiokios formos arba gali pasirinkti pro versiją su spiruoklėm. Bet čia daugiau skirta tiem ūkininkam, kurie turi laukus su labai daug akmenų. Tam, kad tiesiog nereiktų jų taip dažnai keisti, jie tiesiog pašokinėja. Ar buvo, kad ūkininkai prašė kokios įrangos, kur parodoj neturit, bet galit pasiūlyti? O taip, šiandien, bet kaip tik prieš kokį 15 minučių atėjo vienas ūkininkas turintis riešutų ūkį. Ir sako, klausykit, aš sako, esu matęs, kad jūs turite traktorių būtent skirtą vynogynam, riešutų ūkiam, kuris būtų siauras, su hidraulika, prieki, gale ir turėtų virš 100 arba apie 100 arklio galių. Ir taip mes tokį traktorių turim. Taigi klientas buvo maloniai nustebęs, nes sakė, nelabai tokių traktorių yra, aš sakau, nelabai yra paklausos. Sako, turbūt nėra paklausos, nes nėra pasiūlos. Tai manau, kad teks pergalvoti ir šitą traktorių turbūt parsivežti. Čia mūsų penktadienio reportažas ateina į pabaigą. Laukite kitos dalies rytoj, kur galbūt net įlipsi į kitą priekabą. Taip pat turite paskutinį šansą apsilankyti Agrobon kiemelyje A9 zonoje Akademijoje. Laukiame jūsų visų labai ir iki rytojaus.